labas rytas pradėt. Taip, susisuko ratas vėl mes su tavim. Jo. Ir šiandien vėl bus kas nors įdomaus. Tai jau vien įdomu to, kad dviejų klubų jungtinė medžioklė. Nu, tai tu gal papasakok šiek tiek apie kas tai per medžioklę. Tai mes šiandien turim medžioklę varant su varovais. Taip. Papasakok daugiau šiek tiek. Pasikvietė į svečius ir vėl. Tai dabar yra dviejų klubų tokia kaip šventinė tradicinė medžioklė. Yra du kaimyniniai klubai. Dabar esam mes jau svečiuose pas vieną klubą. Tai reiškia, mes pas juos esam svečiai, stojam į liniją. Ne, o jų klubo nariai darys varymą, nes jie plotus pažįsta geriausiai. O po pietų apsikeičiam. Atvažiuojam jau pas mus į klubą, į klubo Puntukas. Ir ten jau mes būsim varovais. Jie bus mūsų svečiai, mes, reiškia, varysim žvėrį jiems. Ir čia dabar taip, jūs kiekvienais metais tokia turit šventinę medžioklę? Praktiškai stengiamasi padaryti, kaip sakė, prieš 7 metus buvo, bet aš kiek atsimenu, čia gal 3 ar 4 iš tikrųjų tokia medžioklė. Bet visai graži tradicija. Taip. Tradicijas, žinai, visą laiką jos yra gerai ir smagu. Ir tokios geros tradicijos. Tai dabar žiūrėk, čia išsistatys kas... Jo, aš ištraukiu pirmą numerį, kadangi yra senjoras, kuriam sunkiau eit, jis stojasi pirmesnis. Tu užleidai vietą, jo? Ir tada mes sustosim kažko, ne? Tuoj statys mane turbūt pamos ir mes, linija yra tiesi, žinai, ir atitinkamai mes vienas kitą matysim. Jau rodo man. Dar vienas senjoras. Taip, mes gale gausim. Ne, mes turėtume būti kažkur čia. Čia senjoras stoja ar man jūs stoja? Pagal numerį. Aš pirmas. O kėdutės... Kėdutė yra galima, jo, bet jisai sėdėdamas iššaut negali. Jis turi atsistoti? Taip, jeigu jau pamatys žvėris, jis turi stotis už tai, kad tiesiog jau šiek tiek pakyla ir šūvis vis tiek eina žemyn. Ok. Taip. Ir dabar realiai, jeigu žvėris... O čia minėjo apie žirklės kažką, tai aš girdėjau. Čia varovai taip varys. Varovai varys, bet mes turim atkreipti, medžiotojai turi atkreipti kažkokį tai dėmesį į tai, jeigu varimo žirklėm, kad kažkurio metu sakė, reiks persisukti. Taip. Iš esmės, tai matai, mes kadangi užstojom čia ir kiek suprantu, kita linija tenai yra, tai turbūt jie tą matys, mes nematysim šitą. Jo, nes tokia gaunasi, žinai, nesu tikras dėl šito varimo, bet būna taip, kad stovi medžiotojai tokio kaip ir tarpinį liniją ir varovai ateina iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir jie tarsi varovai prasilenkia ir medžiotojai jau tada žiūri, žinai, atitinkamai kur praėjo. Tai iš vienos ir iš kitos, tai kažkuris momentas, kai... Bet tu girdi vis tiek, jo, tu tada bet čia yra sudėtingas toks varimas, ta prasme, patiem varovom tai iš tikrųjų yra sudėtingas. Bet šitam varime paliko varovus tik vienoj pusėje. Tai, žinai, tai gali būti, kad jie ateidinės, jie tarpinę liniją praeis ir va čia mus irgi ko gero praeis, nes matai dėstosi tolyn medžiotojai. Bet ten yra pagrindinė šūvio kaip trajektorija yra ten. Tai mūsų dabar, pavyzdžiui, kai tai kampas yra 30 laipsnių ten, 30 laipsnių ten. Apsisukai, atitinkamai vėlgi 30 laipsnių ten. Jeigu prabėgo tai tu gali kartoti šūvį. Taip. Tu irgi ten, kaip pasakojo, per liniją, kai stovi, šautuvą prasikėliai ir tenai. Arba žemė, arba oru. Jo. Bet... Faina lyt pradėjo kaip tik. Nelabai faina. O tu, nežinau, slopintuvas, duslintuvas, kaip čia? Ne, šį kartą aš medžioju su tradiciniu šautuvu, tai... Tai tu turi daugiau tų šautuvų? Taip. Tai šį kartą yra tradicinis ginklas. O ką reiškia tradicinis? Visų pirma, tai yra, medinė buožė, sakykime, paprastas bolt action. Bet tu tik tai vieną didėsi šovinį? Ne, tai vieną į vamzdį įsidedu iš karto, užsitaisau, saugumas. Ir atitinkamai dėtuvė. Tik tai aišku, žinai, kadangi nėra dangtelio, iš karto yra jau aplyja ir kadangi turi mišką čia, tai mažiausias artinimas.
koks tik įmanomas. Nu, čia turbūt jau tas artinimas jau taip. Dar aišku, pašvietimą mes įsijungsim. O kokį pašvietimą? Optikos. Ai, optika čia turi ir pašvietimą? Taškelį turi. Ai, supratau. Taškas, šviečiantis taškas. Šviečiantis taškas. Kaip ant kolimatorius. Nu, Tai, ir matai, kaip ir sakė per šitą, per instruktažą, tai pagrindinis dalykas yra saugumas, kas yra žiauriai svarbu. Ir atitinkamai va tokie va prietaisai, tai va mes turim galimybę naudoti termovizorinius prietaisus, tai jie medžioklėje tykojant, tai jie irgi yra su saugumu susiję, tai kad tu ženkliai geriau matai. Taip, tai aš aną kartą buvom irgi su varovais, kada medžioklėje. Tai aš pirmas pamačiau ateinančius šernus prabėgančius. Ta prasme, ten tikrai girdėjusi, žinai, tada Olik eina, žiūri matosi visiškai, ta prasme, net per medžius, per krūmus, žinai, tu matai tą siluetą. Tai tas, Taip. Bet čia toks trumpas iš visų. Čia taip. Bet yra tikimybė, kad va tiek taip per šitos krūmus. Aš visada įsivaizduoju, vis tiek kažkokia laukime, kad bent žinai. Ne, nebūtinai. Užtat tų ir optinių taikiklių yra įvairių ir tie kalimatoriai, tai yra ten mažam atėm. Tai mes čia kažką tai matysim. Žinai, realiai kažką mes čia matysim. Tada jeigu prabėgs, prasileidi ten, tai čia irgi... Ir tada į ten... Bet to dažniau šūvis būna taip ar į galą? Dažnumo, žinok, nėra. Nėra. Čia yra kiekvieną kartą skirtinga situacija. O tada, žiūrėk, krūmai viskas, bet šūvis artimas per krūmus turbūt neturi didelio nuokrypio. Neturi, bet aišku, žinai, visą laiką norisi ir turėtų medžiotoją šauti, kad kuo švaresnis tas šūvis, sakykime, būtų. Tai reiškia, kad krūmų mažiau, bet aišku, žinai, tu tiesiog neišvengsi tokio dalyko. Tai, čia jau... Tai plius minus tam tie kampai irgi reikalingi, nes rikošeto galimybė tai jinai yra. Pabandysiu čia atsistoti, nes totaliai nieko nematau. Čia va toks, žinai, čia per biškį matas. Pusės metro, žinai, darbas, maksimum. Bet vis tiek čia tai matysis, jeigu judesys bus kažkoks. Tai žinai, vienintelį dalyką, ką gali tokiu atveju šauti, kaip, žinai, iš to išsiuką išvartino, tai tik šerną. Nes jeigu bėgs stirna ar bėgs elnias, tai žinai, tu net nesuprasi, kas bėga iš tikrųjų. Ir supranti, dar lietų net to traškėse neiškirti. Taip, už tai kad varva labai stipriai. Paukštis kažkoks. Žmona rėkauja. Žmona iš toli. Iš karto. Aš tiek žiūriu pas visus internete, visi kelia nuotraukas, ten daug tų. Aš dabar kiek buvau, tai ten elnias, briedis, elnio patelė ir pito lapė buvo. Žinai, būna toks variantas, kad sako, o tas tai sako daug sumedžioja, o tas tai daug sumedžioja. Bet, žinai, jeigu tu sėdi ant sofos, tu tik nesumedžiosi. Ir jeigu to žmogaus paklausi, kiek jisai važiuoja medžiot, tai jisai ir savaitės vidurį nuvažiuoja, ir į Varmiją, pavyzdžiui, važiuoja. Nu, tai viskas priklauso nuo to, kiek tu važiuoji medžiot. Kuo daugiau važiuoji medžiot, bet Varminės kartais matai ten, priguldyta. Taip. Atrodo, lyg ir neilgas varymas, ne? Lyg ir balsus girdi. Bet jie ilgai. Jie eis, jie pačiau praeis ir dar va ten, nueis iki ten. Čia keliai yra viena. Bet miškų yra, ėjau, žinau. Dar, kai žinai, miškas retas, tai dar gerai, bet kada krūmynai ir visiškai tankus, tas toks sengirė, tai... O tai žinai, o dabar dar palyjo ir šlapia, tai bet koks prisilietimas prie kokios nors eglės, tai žinai, iš karto. O čia šūvis, tikrai. Čia šūvis, taip. Jau dabar supratau, kad pirmas dvi buvo petardas. Ko gero. Ten tikėtina, kad yra palaukė nuo pusėje. Tai gali būti, žinai, išbėginėjai palaukė. Pala. Ir te. Ir ten atrodo.
Tai kaip, vertini pirmą varimą turim. Jeigu pakalbėt, kas nutiko, tai laukiam ilgai. Paaiškėjo, kad ilgas. pasiklydo varovai. Matai, kaip sakė, kad šlapė buvo apeidinėję, tarkim, pelkę. Nu ir tada ir nuėjo į šoną. Jo. O dažnai būna, kad varovų reikia ieškoti? Nu, būna. Nieko nepadarysi, tuo labiau žinai, kad eina nežinomus miškus. Tai neišgirsta vienas kito, o dabar va kaip ir buvo. Nu, nebeišgirdo, atrodo, kad eina ten, kur reikia, o iš tikrųjų eina ne ten, kur reikia. O kokias pagrindinės, pavyzdžiui, 3 taisyklės varant varovų? Turbūt, kad viena pagrindinių tai yra tiesiog girdėt kaimyną ir laikyti tam tikrą atstumą nuo jo. Visą laiką jaust šalia. Ja. Taip, bet kitas dalykas yra tas, kuris išstatinėja, tas, kuris geriausiai žino šitus miškus, tai jis yra kaip ir vedlys. Tai jisai turi visą laiką sakyti, kad klausykit, kiek įmanoma mano pusės. Tai jeigu aš einu, pavyzdžiui... Veda kažkuri dešinė pusė, pavyzdžiui, ir tada... Veda dešinė pusė. Ir viskas, ir tada tu turi klausyti. Ir jeigu tik tai jauti, kad atstumas didėja, reiškia, tu eini negerai. Okay. Bet čia yra tam tikras menas, žinau. Jo, kaip ir kalbėjom, į duobę įeisi, garsas išsijungs. Ir viskas, šalia žmogus užeis į duobę, dings. Taip, turi nepasimesti. Surasim. Nu, tai, o kas toliau dabar? Visi susirenkam? Jo, ir pasižiūrėsim, ko trūksta. Ir jeigu kažko tai iš varovų trūksta, bandysim ieškoti. Okay. Dabar esam trumpą ekskursiją. Grįžom į medžiotojų namelį, taip jis turbūt čia namas visas. Zendabiškai apsižiūrėsim, parodys. Gerai. O, Va čia mes briedžius, elnius kabinam, ten sternytas, smulkesnių žvėrių. aha. Elnių ragai, yra. Tai čia jau senai čia remontuotas? Nu, čia mes šitą namą turim jau. Nu, čia va šitą jau, ne, tai mūsų jau čia senai šitas yra, bet mūsų mes pradidinam. Mūsų buvo pagalbinė didesnis, va. Va šitas vietas, va, matai dabar. Ir dabar prasididino. Prasididinam čia. Nu, papasakokite trumpai, kas čia vyksta, kas Jūs čia... klauskite, aš pasakysiu, bet šitą... Nu jo, tai dabar... Nu gerai, dabar medžioklė vyksta. Tai mes atvažiavom čia pasižiūrėti, nes sakė, kad pats skaniausias troškinys. Rajone. Nu, ne pasaulyje, mano pasaulis skaniausias, sakė rajone. Tai iš ko čia, kokia mėsa? Kiek aš suprantu, yra kiauliera, bet miškinė. Tai šernas. Tai yra šerniena. Taip. Jau lieti šerniukas, turėtų būti minkšta, skaniai mėsa. O šernui yra minkšta skani, taip? Nu, Pati skaniausia. Galvoju, iš visų laukinių gyvulių pati skaniausia mėsa. gerai. Ir ką... Papasakokit, ką čia nes darys? Pirmiausia, tai yra taip. Mėsa yra supjaustoma, paskiau troškinama. Apkepinot aliejų, nu kaip ir priklauso. Troškinama. O paskiau dedama su vandeniuku, jinai dabar gaus, reiškia, virimo. Tada dedami prieskonį. Kokius prieskonius dedat? Prieskonį, žinau, kad medžiokliškai dedam. Ta prasme, kad medžiotas yra, to labiau, kad yra sezonas žiemos. Nesvarbu, kad sniego nėra, bet turi būti aštru. Ir, kad tonusą pakelti medžiotojams. Ne per daug aštru. Vieni mėgsta aštriau, kiti švelniau. O pusę ingredientų skaitykim, ne pusę pagrindinius pipirus, tą aštrumą, tai aš auginuosi namie. O čia saugūnai dar stovi, jūs jos kepinsit ar dėsit, kad virtų? Seniau kepindavau, dabar sugalvojau, kad reikia padaryti prieš pabaigą, kad jaustų ir svagūną šiek tiek. Kad šviežesnis toks būtų šviežesnis. Okay. O morkas, matau, stovi pakepintas. Morkas jau apkepintas, į sultis morkų likia viduje. Kada jos dabar virs kartu su mėsa, tai jos bus sultingas. Okay. Ir bulvių dar, taip? Bulvės čia ant galas, bulvės kaip ir bulvės, čia lietuviškai gaunasi. Nes visą laiką aš, pavyzdžiui, darau namie be bulvių, bet čia yra medžiotojai, jeigu bulvių nėra, tai ir maisto nėra. Dar duonos gal paprašo, kas. Ir dar duonos yra nupirkta. Šiaip tai ir kiek laiko vyksta visas procesas? Jeigu nuo raidės iki Z, tai kokias supjaustimais, su paruošimais bulvių ir ten 4 valandas tai mažiausiai. Minimum, kad suvirtų gerai. Kad gerai išvirtų, padaryti ir kad tiesiog, kad išeitų geras produktas ir kad visi džiaugtųsi.
Jie visi važiuoja ten, kur mes įvažiavom. Tai ką, dabar antra medžioklės dalis. Popietinė. Popietinė, jo. Eisim pasivaikščioti po mišką šiek tiek, ne? Pašūkaut. Taip. Planuoti 4 varimai, bet čia yra tik 3 ir bus paskutinis jau. Rimtai, tik vienas bus? Jo, bet toks netrumpas. Tai turi. Kaip aš mėgstu. Bet be pelkių, Loreta. Čia nėra pelkių pas jus? Nebus Tada šito. neįdomu grįžtam. Nebent galime eiti iki Karalienės liūno, kaip sakiau. Mes sutarę esam, kad laikytis nuo Loretos kuo toliau. Nes Tada bus Loreta labai ne. neįdomu. Tai jinai pas Saulių turėjo nueiti, nu? Ko jinai su mumis? Tu pats pakvietei. Jis sakė, eis pasižiūrėti upės. Upė graži. Tai dabar ką? Eiti, šūkaut, laikytis vienas kito per 25 metrus. Varime, Iš dešinės. dažnai visi galvoja, kad varime svarbiausias dalykas yra šaukti. Bet varime yra nemažiau svarbus dalykas girdėti. Nes kai Vienus aš vieni nustojau kitus. girdėti, aš tada pradėjau jau ieškoti jūsų ir skambinti jų. O pas mus Sauliau. ryšio nėra. Tu Sauliau. ne, pas mus ryšio nėra. Mes čia liekam. Nu, turiu meni, kad mes čia liksim, šitoj ir išsidėliosim. Na, eisim į kurią pusę? Ten. Paniduosit virvutės, kaip būna vaikai, kur darželį eina. Šadami. Antai. Geras. Loreta, kur tu? Labai gerai. Šarūnai, kur bėgi? Wow. Va, išgulėti, išknaisyti. Atik. O ką jūs su kaukolėm darot? Bet čia graži, didelė elnio. Ne. Bet šiaip kaukolė pati graži. Čia ją palikti ar paimti? Ne, man tai nereikia. Pažiūrėk, bet graži tikrai. Gerulė. Gerai. Nieko nebuvo, ne? Ne. Čia kažkas visai šviežiai. Bėgo. Nežinau, sunku, nemažos kanopėlės. Girdžiu, Loreta! Elninas gal koks šiandien sunku pasakyti, labai minkšta žemė. Bet matosi, kad dėjo į kojas visiškai, dar net nesušlapusi žemė sausa. Piktas dėdas čia aprika, ko čia reikia. Nu, tai kad miške tai reikia. Nu. Matėm pėdsakų, matėm kažko, buvo keli šūviai. Nu, visai įdomu. Šiaip visai gerai. Labiau patiko negu pirmą kartą. Kai... Nu, kaip sekėsi? Normaliai, niekada. Nu? Žiūrėk, ir nebe taip jau šaukia ant manęs. Tai... Ką, diena prasidėjo šiandien anksti 6 ryto ir jau dabar 4 vakaro, saulė leidžiasi, beveik nusileido ir pabaigėm medžioklę. Tai ir stovėjau linijai, ir buvau varovų. Tai iš tikrųjų diena labai greitai praėjo, labai įdomu buvo ir kas svarbiausia, tai labai gerai laikas praleistas gamtoje. Susitiksime greitai kitose epizoduose.